Rugsėjo 17 dieną Druskininkų apylinkėse vyko paskutinis šių metų Lietuvos automobilių ralio čempionato etapas. Šeštajame pirmenybių etape buvo sudėlioti visi taškai, paaiškėjo visų klasių Lietuvos čempionai ir prizininkai. Pirmasis šeštadienį pirmojo greičio ruožo startą išvažiavo Vytauto Švedo ir Žilvino Sakalausko ekipažas. Būtent šie Juta Racing komandos nariai laimėjo trejas paskutinės Lietuvoje vykusias lenktynės. Gegužės mėnesį jie buvo greičiausi Vilniaus ralyje, birželį trečią kartą iš eilės nugalėjo Saulės ralyje, o rugpjūtį antrą sykį iš eilės pirmavo 300 ežerų ralyje. Tik Liepą Latvijoje vykusiame Latgalė ralyje, kuris buvo ketvirtas Lietuvos čempionato etapas, Vytautas ir Žilvinas turėjo pripažinti Deivido Jociaus ir Gedimino Žliūbo pranašumą. Stengsiuosi, aišku, pakartot, kad ir ketvirtą kartą būtų. Juolab, kad šitas lenktynės ne vien tik tai kaip lenktynės, bet jos yra paskutinės sezono lenktynės, kur sprendžiasi viso čempionato rikiuotė. Tai man buvo užduotis baigti ne žemiau 8 vietos, kad tapčiau Lietuvos čempionu. O dabar, jeigu išeitų ir laimėti, ir iškovoti čempionų vardus metų įskaitui, tai dviguba sėkmė, dviguba laimė. Kuo Druskininkų ralis skiriasi nuo kitų etapų? Be abejo, skiriasi to, kad jisai pirmą kartą čia, pirmą kartą Druskininkuose, tai malonu, kad geografija biškį prasiplėtė Lietuvos ralio čempionato. Aišku, kad trasos specifinės, kiek minkštesnės nei kitur, bet principė ralis turi įdomus, kad reikia važiuoti mokėti ir biškį minkštesnės dangos, ir geresnės, tai meistriškumo išbandymas visiems. Kaip paruošėt automobilį šiuo atveju minkštesniai trasai? Tai yra specifika amortizatorių reguliavimo, automobilio aukščio, bet principė daugiau reikia keisti vairavimo stilių, o ne automobilio reguliavimo. Iš viso Classic Rally druskininkai lenktynėse dalyvavo per 50 ekipažų. Čia galėjome išvysti lenktynininkus iš Lietuvos, Latvijos, Rusijos, Baltarusijos, Lenkijos ir Ukrainos. Jiems teko įveikti beveik 360 km ilgio trasą, iš kurių 105 km buvo greičio ruožų. Aukščiausio lygio ralio lenktynės Druskininkų apylinkėse nevyko jau senokai, tačiau Classic Rally organizuojantis automobilių sporto klubas Ajax drauge su ralio globėja Druskininkų savivaldybė nepabijojo prisiminti vyresnės kartos lenktynininkams dar pažįstamų kelių. Greitų, suktų, techniškai įdomių ir patogių stebėti žiūrovams žvyrkelių Classic Rally lenktynėse tikrai nestigo. Kalbėjome su meru labai senai, su meru. Bet tai buvo žurnalistų ralis, buvo kiti projektai, gal sakysim, netiek domino. Tai galvoju pasisekė tai, kad turbūt ralis tampa populiari sporto šaka ir dėl to tokie sprendimai gavosi. Kuo šis ralis kitoks savo savybėmis, galbūt dalyvių skaičiumi, trasos konfiguracija, kuo skiriasi nuo kitų anksčiau vykusių etapų? Šitame rally tai mes nieko nenorėjom nustebinti, tiesiog norėjom padaryti paprastą normalų klasikinį rally. Ralis tai yra kūrybinis procesas ir man leido tam tikrais momentais kurti tą rally. Aš, pavyzdžiui, pagimdė tam tikras mintis, kur aš galvoju, kitais metais mes tikrai jas realizuosime. Ir tai bus visiškai naujos mintis aplamai Lietuvos kontekste. Taip, pasaulyje vyksta daug dalykų. Bet, pavyzdžiui, dabar atsidarė ralio palapinė. Gali būti senovinių mašinų ralis, kur Lenkai labai palaiko idėją šitą ir sako, čia mums labai patogu. Jeigu Lenkai, reiškia, vokiečiai pritraukia. Šiandieną yra atvažiavę iš Amerikos žmonės ir atvažiavę iš Vokietijos ir jie būtent tai sako, jeigu jūs tai darysite, mes tikrai čia atvažiuosime, nes jiems tai patinka čionais. Ta prasme, yra visapusiškas supratimas. Tai yra labai, labai gera dirbti. 30 dešinės, 20 50. 20, 50, trabdyti prie ženklo 50, tiesiai dešinys 8 nepjauti, trabdyti prie ženklo 50. Šeštadienį po pirmojo greičio ruožo lyderio poziciją iš karto užėmė Vytauto Švedo ir Žilvino Sakalausko ekipažas. Jie 7 km 600 m žvyrinėme greičio ruože beveik 4 sekundėmis aplenkė Dominiką Butvilą ir Renatą Vaitkevičių. Kad Dominikas Vytautui nenusileis, aišku, buvo dar prieš varžybas. Skaudžią avariją 300 ežerų ralyje patyręs Dominikas Druskininkuose privalėjo kvėpuoti Vytautui Švedui į nugarą. Antrajame greičio ruože Vytautas Švedas padidino savo persvarą dar 1/10. Didesnių permainų nebuvo ir trečiajame. Vytautas Švedas savo persvarą padidino iki 8,8 sekundės.
Už pirmojo dešimtuko taip pat vyko įtempta kova. 11 pozicijoje laikėsi Darius Biesevičius. Jis važiavo Open įskaitos Mitsubishi Colt automobiliu. Greičiausias 2 ratais varomų automobiliu Dmitrijus Miačinas su Honda Civic Type R. Ketvirtajame greičio ruože vadinamuoju stogu pasikrikštijo Artūro ir Manto Vaičiūnų ekipažas. Iki šios nelemtos klaidos jie Subaru Impreza VRX STI Spec automobiliu važiavo 12 pozicijoje. Taip pat čia greičio ruožo neatlaikė Joanos ir jos mamos Vestos Urvilenės Renault Clio. Vienintelis moteriškas ekipažas iš ralio pasitraukė. 3 km ir 100 metrų ilgio ketvirtąjį greičio ruožą greičiausiai įvykė Vytautas Švedas, padidinęs persvarą iki 30 sekundžių. Jis į servizo zoną įvažiavo neturėdamas rimtų techninių problemų. Jei Švedas jau turėjo šiokią tokią apčiuopiamą persvarą, tai antroje ir trečioje pozicijose važiuojančių Dominiko Butvilo ir Benedikto Vanago kova vyko įtemptai. Dominiko persvara buvo vos 9,4 sekundės. Lenktynininkams atvažiavus į serviso zoną paaiškėjo jų problemos. Iš kovos dėl technikos gedimų jau pasitraukė Arūno Vaičiūno, Tautvydo Narušio, Tomo Savicko ir Irmanto Ačo ekipažai. Variklio problemos privertė varžybas baigti Joaną Survilaitę, jos Renault Clio neteko karterio. Bene rimčiausią avariją patyrė svečiai iš Baltarusijos. Andrėjaus Goloborodko ekipažas sudaužė Subaru Impreza. 5 greičio ruožas staigmenų nepateikė. Vytautas Švedas čia buvo greičiausias, jis 1 sekundę pralaimėjo Dominikui Butvilui, 30-osiomis Rokui Lipeikiui. Tačiau jo persvara išliko 29 sekundės. Bendroje įskaitoje trečioje pozicijoje važiuojantį Benediktą Vanagą stengėsi pavyti Ramūnas Čapkauskas, tad Benedikto persvara tirpo ir liko vos 8,4 sekundės. Po 6 greičio ruožo Vytautas Švedas vis dar važiuoja greičiausiai. Antras Dominikas Butvilas, trečias Benediktas Vanagas, tačiau Ramūnas Čapkauskas nuo Benedikto atsilieka vis mažiau ir mažiau. 7 greičio ruože rimčiausia kova vyko tarp Benedikto Vanago ir Ramūno Čapkausko ekipažų. Jie varžėsi dėl trečiosios pozicijos. Prieš 8 greičio ruožą juos skyrė 11 sekundžių. Po 8 greičio ruožo Vytauto Švedo persvara užaugo iki 35 sekundžių. Gerokai karštesnis taškas kova dėl trečiosios pozicijos. Ketvirtas kol kas važiuojantis Rokas Lipeikis jau lipo Benediktui Vanagui ant kulnų, o štai iškart už Roko Ramūnas Čapkauskas.